Sveiki. Tai ką, šiandien susitinkam pakalbėti dekalogo tema ir šiandien turim išskirtinį svečią, kunigą, Kauno seminarijos rektorių Liutaurą. Taip, tai malonu, kad sutikot pasikalbėti. Tikrai manau, kad dabar mums visiems kažkaip tų taisyklių tarsi daug, visur aplinkui taisyklės, įstatymai vis daugėja, visokių tai to galim, to nebegalima. Bet yra ties taisyklės, kurios jau, taip atrodo visam žinybė, kiek mes atsimenam, nežinia, kaip ten Mozė. Ar yra kažkoks skaičiavimas, kelinti čia metai buvo, kai Mozė davė tos 10 Dievo įsakymų? Tai buvo senai dar prieš Kristų, gerokai. Gerokai prieš Kristų, tai žodžiu, tikrai 1000 metų. Tai atrodo ir įdomu, ar vat šiais laikais, kai jau mes, atrodo, taip viskas greitai, virsmas toksai vyksta, ar ne, tie patys mes dabar kažkokius telefonus, kažkokius aparatus pasidėję, čia filmuojam kažkokie visokius tos socialiniai tinklai, Instagramai, Facebookai, žmonės jaučiasi vis labiau, atrodo, tokie kabinantis už tų juslinių tokių malonumų ir tų taisyklių vis mažiau norisi, ar ne, ir kartais, kai tu atsisėdi savo kambarį, atrodo, mažai kas tave ir beriboja, tu gali patekti bet kur, bet kaip, patirti dalykus, viskas vaizduoti, virtualioj realybėj daug dalykų vyksta, ChatGPT, dirbtinis intelektas ateina, žodžiu, tokie pokyčiai radikalūs, galima būtų sakyti, mūsų šitai, kaip sakyti, kasdienybėj ateina. Ir vat, tai 10 Dievo įsakymų, ir pagalvojau, kad labai įdomu išgirsti, vat, kas tie 10 Dievo įsakymų, kaip jie dabar vis tik tai kokį aktualumą turim. Tai dėl to galvoju, kad mes kartu galėtumėm praeiti per visus 10 Dievo įsakymų ir pažiūrėti, ką bažnyčia kalba, kodėl, ką turi galvoje. Pavyzdžiui, neturėk kitų dievų, tik mane vieną, arba iš išėjimo knygos, ar ne, neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Ir įdomus dar tas momentas, kad neturėsi, ten anksčiau, tarsi čia judėjo, aš kaip suprantu, ar nebuvo tas formuluotė, ar kaip čia išeina išėjimo knygai. Taip. Nes ten buvo taip tarsi teiginys, neturėsi kitų dievų, tik tai mane, o jau Romos lygiai tarsi sušvelnina, neturėk kitų dievų, tarsi patarimas, ar ne? Taip, tai yra 10 žodžių, dekalogas, sako dekalogas. Dekalogas yra 10 žodžių, tai yra toks trumpi, reiškia, žodžiai. Dekalogas 10 žodžių ir jie taip pat sueina į tokius trumpus, žinai, taip, pradžios knygoje tas yra visa, žinai, kad tai yra išplėsta ir katalikai pradėjo, jį pasiėmė, tai yra iš žydų tautos, tai yra, dar nebuvo katalikų bažnyčios, dar nebuvo Jėzaus atėjusių iš žemę, žinai. Ir šitie įstatymai, tai buvo Mozės, ant tos 10 plokščių, tai yra plokščias įrašyti, reiškia, tai raižyti, reiškia, kad Dievas pats jam perdavė tas plokščias ant Sinajaus kalno, žinai, ir ta visa, žinai, Dievo tautos subūrimas, tai būtent šitie įstatymai buvo tai, kad su jais, kaip sakant, tu liksi ištikimas Dievui ir Dievas daro su tavim sandorą. Dievas daro su tavim sandorą, su kurios jisai, nešaukiama sandora, ar ne? Ir šitie įstatymai ir buvo jungiantis, reiškia, ir Dievo tautą, reiškia, jie vedė ir šitie buvo, kad to laikytis. Ir bažnyčia pamatė, kad tai yra tie patys įstatymai, kurie, įrašyti ir mūsų širdyje. Čia ne tas įstatymas, kurio turi, žinai, kas nors paklausų, žinai, ten baudžiamasis dabar kodeksas, 354 trečias paragrafas, kas ten yra, tai reikia atsiversti knygas, nes gali keistis, nes gali atsirasti, žinai, kitas parlamentas ir jisai nubalsuoti, kad šito įstatymo nereikia, kaip ir daug, o dabar, kas buvo prieš sovietmečių, kokie buvo įstatymai, kad homoseksualizmas buvo baudžiamas, žinai, kodeksų tokių ir tokių, žinai, nusikaltimai, tokie ir tokie ir tokie, dabar jos pakeitė, nes nubalsavo, nes atsirado parlamentai ir jie pakeičia. Įstatymai keičiami, šitie nesikeičia. Šitie nesikeičia, nes jie yra, sakoma, rašyti į žmogaus širdį ir jie yra universalūs. Tu klaus beleko. Tu klaus beleko, nežudyk, iš kur tai, iš kur mes žinome, kad žudyti yra blogai. Prieisim prie žudimo, bet jeigu apie neturėsi kitų, tik mane vieną. Nemeluok, nekalbėk netiesos, nepaleistuvauk, žinai, negeik svetimo moters arba svetimo vyro, žinai. Tai kur tu beklausi? Gal musulmonų kraštuose biški šitie ar ten dėl šeimos, dėl žmonų ir visą kitą moterų, kadangi daug patystė yra, tai jie kitaip šitą žiūri. Bet dauguma tai yra tie patys.
Tai vis tik nuo to pirmo, ką reiškia neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Kokių dabar mes čia dievų turim, kaip jūs jaučiat, kaip mato dabar aplinkui, kokių naujų dievų atsirado? Jų buvo ir bus, visada jų buvo ir bus. Žydų laikais jų buvo daug labai, nes tai buvo irgi žydai gyveno krašte Egipte, ne? Egipte dievų panteonas yra belenkoks, ten jų yra tiek. Su žydais ateina monoteistinis tikėjimas, kuris yra bendras visiems žydam, visiems krikščionim, ar ne, ir visiems musulmonam, ar ne. Musulmonai lygiai taip pat, žinai, šitas 10 dievų įsakymų ir monoteistinis, žinai, požiūris, kad yra ne daug dievų, bet yra vienas dievas, kuris nėra kažkokia jėga, stichija, energija, bet kuris yra asmuo, su kuriuo tu gali bendrauti ir gali turėti ryšį. Reiškia, Dievas, kuris sudarė jo, kuris yra kūrėjas, visa ko kūrėjas ir su kuriuo tu gali turėti ryšį, su kuriuo tu sudarai sandorą. Reiškia, tai nėra, energija, kažkoks tai debesis, žinai, sukūrys ten kažkoks tai, žinai, bet tai yra asmenybė, tai yra asmuo. Tai va su tuo asmeniu ir tu kalbi, kad tu ir tas asmuo, jisai taip pat nori, kad tu jį gerbtum ir kad tu jį pripažintum, ar ne? Ir iš žmogaus tada išeina irgi, kad ir žmogus turi dažnai jį gerbti ir pripažinti kaip savo kūrėją, kuris yra tas kūrėjas, kuris tave sukūrė, kuris tau davė šitą gyvenimą, šitą gyvybę, žinai, ir kuris tave veda per visą gyvenimą, reiškia, jisai duoda tau kryptį, kurią tau eiti, žinai. Tai reikalauja išskirtinio santykio ir tas santykis reikalauja ir kaip ir šeimoje, ne? Kai tu turi žmoną, tu turi vyrą, tai tu turi jį vieną, ne? Aš kalbu krikščioniškoje judėjoje, krikščioniškoje sampratoje, tai bet tas yra, kad ištikimybė tokia yra, ne? Ir mes sakom, tai turėtų būti, ne? Iš kur tu tai žinai? Kas tu tai pasakė, ne? Tu žinai tą, ne? Tai tas kažkaip tau yra širdį. Tau nereikia to pasakoti ir sakyti, kad čia kažkas nubalsavo ir pasakė taip, dėl to aš taip sakau. Ne, aš turiu tą jau širdį, tą suvokimą, tą pajautimą, žinai. Ir vat, iš ten ir ateina šitie 10 Dievo įsakymų, dėl sakome, kad jie yra prigimtyje. Įrašyti į tavo prigimtį, žinai, į tavo širdį, kurie tikrai yra universalūs. Gerai, bet jo, aišku, Egipte ir ten tie pusdieviai, graikų pusdieviai, tas visas panteonas, kaip sakot, dabar mes, nieks, kaip sakyti, rimtai nežiūri, nieks netiki, kad ten Olimpas, dar kažkas ten, Dzeusas, dar kažkas, bet dabar kažkokie kiti dievukai atsirado. Ar tai galim būtų sakyti, kad tai dievai, nors mes jų ir negarbinam, gal ten kažkaip specialiai, turiu galvoje, kad nedarom ritualų, bet supratau. Ar ne ten aktoriai kažkokie žymus, žvaigždės, kažkokie tais, nežinau, galiausiai noras būtų... Supratau, į ką tu lenki, žinai. Tai ar čia galim būtų tarti, kad čia... Vadinama neopagonybė, žinai, kuri dabar susideda į tą materialų tokį visą, žinai, dalyką, kurio garbinami dalykai, kurie turi būti skirti Dievui, ne? Dievų garbinimas, Dievo kultas, dabar garbinami dalykai, daiktai, prestižas, padėtis yra, žinai, tie dalykai yra garbinami, kur taip garbinami, kaip garbinamas yra Dievas, ne? Ar galim būtų teikti, kad čia yra pažeistas tada įstatymas, kad tarsi turiu kitų dievų? Kas prie ko? Ir tas labai yra jautrus dalykas, tu gali pradėti, kaip mes sakome, katalikai sako, jeigu Dievas yra pirmoji vietoje, tai viskas yra savo vietoje. Dievas yra centre, kaip ašis, apie kurią sukasi visas kiti tavo gyvenimo sritys, bet jeigu Dievas yra centre, kaip jungiamoji ašis, tai tavo gyvenimas yra harmonijoje, tarsi ratas nebuktuotas gaunasi, bet vienodai, reiškia, sukasi ir į centrą, jeigu viskas sueina, tai viskas su tavim perko, tu esi harmonijoje su savim, su kūrėju, su kitais žmonėmis aplinkoj. Ir tas ryšys. O jeigu aš, pavyzdžiui, išsikėliau savo tikslą, aš noriu ten, įsivaizduokim, tapti ten geriausių verslininkų, arba ten kažkokiu milijonierium, tarsi, gerai, aš turiu dar tikėjimą, bet jeigu aš įskėliau tą tikslą tarsi kažkurio metu aukščiau, nes jeigu nedėsiu paslaugos, tai ar čia gaunas, kad aš irgi kažkuria prasme padedu, pažeidžiu tą įstatymą, kad atsiranda man kitas Dievas. Be abejo, bet tai sakau, tas pažeidžiamumas gali būti labai subtilus. Nebūtinai toks, kad viską, žinai, išsižadi tikėjimo Dievo ir tu pradedi, žinai, aš esu pats savo galbūt, save, žinai, aš pats savo esu pats savo Dievas, šeimininkas, žinai, man daugiau nieko nebereikia. Tai čia toks,
toks jau visiškai, žinai, jau kaip sakant, radikaliai. Bet gali būti labai subtiliai tokie dalykai apeinami, žinai, kada tai, žinai, toksai, kaip sakant, kompromisas. Ėjimas į kompromisą, žinai, kitose dalykuose. Tai tas įdomu, tas balanso ieškojimas kartais galvom, reikia ieškoti balanso tarp to tikėjimo ir tos materijos, ar ne, tai ar įmanomas tas balansas, ar vis tik tai aš vis tiek turiu centre pasidėti, kaip sakyti, viešpatį, ar ten, ir tada jau kiek tas, kaip sakyti, tie kiti dalykai turėtų netrukdyti, ar iškai kažkaip įmanoma, čia aš tiek dėdu, čia tiek. Įmanoma. Sakyčiau, turbūt reikia, jeigu bandysi, tai ir seksis, bet jeigu nebandysi, tai kaip ir bažnyčioje, žinai, žmonės sako, nu tai žinai, apie bažnyčią vairiausių nuomonių ir apie visą kitą, kokia ta bažnyčia ir ką jie ten veikia, žinai, bet kai paklausi, ar tu eini, ar tu praktikuoji, žinai, tai dažniausiai tai ne. Tai žinai, tai jeigu tu bandysi, tai ir pamatysi, kad atsiranda tada ir pagalba ir dar kažkas, bet jeigu nebandysi, tik mes sėdėsim ant sofos, žinai, smagiai šnekėsime, tai, nu, tai ir liks toksai, žinai, tokia melėvėlė, kur nieko čia nekeičia, žinai, iš esmės, čia pakalbėjom ir viskas, žinai. Sofos politika arba sofos tikintieji. Tai tas toksai, žinai, kaip sakant, tokiame lygiame ir liekame, ta prasme, žinai, bet jeigu tu tą įtrauki savo kasdienybę, jeigu tu stengiasi, žinai, nu, ieškoti krypties savo kasdienybėje ir link kur tu eini, žinai, kaip tu sakai, va, žinai, aš noriu būti geriausiu verslininku, geriausiu tuo, okei, nu, būk, tai padarysi, galbūt per tave Dievas padarys daug nuostabių dalykų padarys. Jeigu tu Dievą laikysi vis tik tai ir tenais, nepaliksi jo, žinai, ir neišmesi, žinai, į 15 vietą, bet tau jisai liks tavo širdyje, tai tu eik ir daryk. Ir daryk, žinai, ir ta kryptis tau liks, žinai, niekur, tu jos neprarasi. Eiti verslą ar dar kažkur tai nėra blogis, kažkoks tai nėra dar 11 įsakymo, kad, žinai, nesiimk verslų kažkokio. Jeigu eitumėm prie antro, ar ne, netarp Dievo vardo be reikalo, tai va čia klausimas, kaip su tuo Dievo vardo tyrimu, nors antras, pavyzdžiui, jau tas judėjų ar neišėjimo knygoje, nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia žemė ir kas yra vandenyje po žemė. Jiems nesilenks ir jų negarbinsi, nes aš viešpats tavo Dievas esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams, 3. ir 4. kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki 1000 kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įstatymų. Ir Romos katalikai tiesiog netarp Dievo vardo be reikalo, čia tarsi taip, bet... Nu, čia toks labai, čia toks, nu, labai jau taip supaprastinimas, žinai, kad netarti Dievo vardo kaip priežodžio kažkokio, žinai, ar ką, bet tai čia toks yra ganėtinai jau labai, čia taip jau viskas tik, taip jau kasdienybė, žinai, bet kur tu gali tarti Dievo vardą, žinai, priesaikose kažkokios, žinai, pačiu priesaikos sulaužimas, ar ne, kada, žinai, tu dedi ranką, žinai, ant švento rašto, žinai, ir tu prisieki, žinai, tuo ir tuo. Ir tu to negyveni, arba tu to nesilaikai realiai, žinai, arba taip jau viešai sulaužai, arba viduje, žinai, sąžinėje, žinai, tu tą sulaužai priesaiką kažkokią, ne, kur tu sakai, te padeda man Dievas, žinai. Aš kaip rektorius irgi turėjau tą pasakyti, žinai, visą priesaiką pasakyti, irgi tą, žinai, tokį uždėjęs ranką ant švento rašto, žinai, kad, žinai, prieš Dievą ir prieš žmonių akivaizdą, žinai, kad taip, kad laikysiuosi ir tų pačių 10 Dievo įsakymų, bažnyčios mokymo ir panašiai, žinai, ir tuo, žinai, patvirtinu tuo žodžiu, žinai, tai yra tokia atsakomybė, žinai, tokia, kur, nu, tikrai jauti tą savo žmogišką trapumą. Žmogišką trapumą ir kur tikrai tai yra tokia didelė našta. Tik įdomu, tas Dievo vardo tarimas be reikalo, ne kaip priežodžio, kaip vietoj keiksmažodžio, bet ar nebūtų tiesiog įdomu, kai kurias tradicijas atvirkščiai, tą Dievo vardą tarsi taria daug kartų, nors stengiasi kartoti daug kartų ten, nežinau, skirtingom formom ten, ar ne, kai mantras da, kur tipo Dievo vardus kartoja, kuo daugiau kartų, ten 100 000 kartų kartoja Dievo vardą. Kitur musulmonai, man atrodo, irgi yra ten 100 skirtingų Alacho vardų, ar ne, kurie kartoja. Ir čia tarsi net ir Dievo vardą be reikalo. Tai čia su reikalo, ar ne, jeigu aš meldžiuosi, tai su reikalo, o jeigu aš ten kasdienybėje einu ir sakau, o Jėzus Marija, tai jau čia be reikalo, ar kaip čia yra? Kada tas be reikalo, kaip čia suvokti šitą bereikalingumą? Tas be reikalo. Be abejo, mes maldose, katalikai
visose liturginėse pamaldose ir visame kulte, kurį atlieka viešai, tai kaip ir turbūt bet kuriam tikėjime turbūt Dievo vardas naudojamas. Rytuose tai jie naudoja jį labai daug, kireleison, kristeleison, jie tiesiog kartoja ir kartoja ir kartoja, pavyzdžiui, liturginėse pamaldose. Tas labai dažnai pas mus, pas katalikus mes turime tik tai mišių pradžią, pavyzdžiui, Viešpatie pasigailėk, Kristų pasigailėk, žinai, yra tasai. O rytų tradicijoje, tai rytų krikščionys, tai tiesiog jie ten be perstojo, tenais tas suka ir suka, žinai, Dievo vardai, žinai, ir tie maldavimai, žinai, yra tokie. Tai visa malda tai yra skirta į Dievą. Dievo vardas naudojami, šventųjų vardai naudojami, yra gausiai ir belenkiek, žinai. Bet jeigu tu jį naudoji net nesuvokdamas, kaip tu sakai, toks priežodis gaunasi, žinai, tiesiog tavo kaip kalbos šiukšlė tokia, žinai, gaunasi, žinai, tu kaip kalbos šiukšlė, žinai, tai pagalvok dabar savo mamos, tėčio vardą, žinai, žmonos vardą, tokį naudotum kaip tokį priežodį, žinai, ten Tomas, eik tu Tomas, tai žinai, eik tu Tomai, žinai. Tai ar tu sakytum, gal vaikeli, tu jau, žinai, gal nevardok mano vardą, tai, žinai, ten tiesiog, toks banalybė, tokia gautųsi, reiškia, tėčio vardą naudoti, reiškia, nežinau, net galbūt kaip keiksmažodį kažkokį. Eik tu Tomai, ten, žinai, toks, kažkoks, gaunasi tokie, žinai. Tai mes kalbame apie aukščiausią asmenį, apie kūrėją, žinai, kūrėjo vardą, žinai, tai to nesutraukti į banalybę, nenaudoti jo, kaip, visai nenumesti, žinai, kaip tokio, sakau, kaip kalbos šiukšlės tokio, žinai, kalbėjimo. Tai čia, sakau, čia tokiame lygmenė, bet, pavyzdžiui, sakau, priesaikos sulaužymai, kur tu irgi sakai, žinai, Dievo vardu kažką, tai jau tu, žinai, prisieki pažadį, žinai, ar taip toliau. Tai tas irgi Dievo vardo naudojimas toks bereikalo, žinai, arba jis net nežodė laikytis, ar ne, pavyzdžiui. Jo, arba gal net intencija tu neturėjai tos intencijos, žinai. Kaip dabar, kaip sakoma, irgi katalikų bažnyčios santuoka, žinai, kad kas antra išyra, žinai. Kas ten buvo prisiekta, tai po kelių metų jau nebelieka aktualu net. Kaip čia yra, pažeidė šitą įstatymą, tarė Dievo vardą, žinai, kaip čia yra, žinai, kad ta santuoka, ta šventas, kaip sakant, vyro ir moters, žinai, sąjunga, jinai Dievo vardu, jinai buvo, taip pat numesta, žinai, tiesiog, tai aš nežinau, aišku, ne man teisti, aš nežinau, žinai, Dievo akise, žinai, Dievas tik tai gali teisti mus, žinai, ir įvertinti, žinai, bet faktai tokie. Čia dar tas išėjimo knygos 3 yra nenaudosiu piktam viešpatie savo Dievo vardu, nes viešpats nepaliks nubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Piktam, tai įdomu, kas ten gal jie galėdavo prakeitinėti Dievo vardu, ar kaip čia iš seniau turbūt atėjęs, ar kas čia būdavo piktam, kaip piktam panaudoti, turbūt irgi tas pats, kaip sakot, sulaužyti įstatymą, aš sąmoningai žinau, kad aš to nedarysiu, bet teisme prisiekiu prieš Bibliją, kad aš sakysiu tik tiesą, o iškart pradedu meluoti, čia piktam, turbūt irgi tas. Galima taip irgi sakyti, nežinau, gal ten galima prakeikti Dievo vardu, žinai. Tai yra labai stiprus dalykas, labai skaudus, kaip tenka dabar karo akivaizdoj matyti, įsiskaudinusius tikrai, žinai, tėvus, motinas, žinai, kurie, prakeikia visą rusų tautą, žinai. Labai skaudu ir gali suprasti kažkiek tai, bet skamba tai žiauriai. Nežinau, gal tau neteko girdėti tokių, bet tai, širdį veriantis, draskantis tokie dalykai. Ir ten irgi ir Dievo vardu kartais ten irgi prakeikima, ten bam, žinai, toksai. Tai Dievas sako, kad mes neturim teisės prakeikti kažko, tai, žinai. Dievas yra teisėjas mūsų visų, žinai. Tai tas, žinai, dantis už dantį, akis už akį, žinai, jeigu mane kažkas padarė, tai ir aš, žinai, galiu čia įpinti ir į Dievą, ta prasme. Dievą padaryti savo kažkokios tai keršto įrankiu, ne, tokį, kaip sakant, ir daryti už tai, žinai, tokį, daryti tarsi. Musulmonai irgi, žinai, žudo ir sako, mes viską darom Alacho vardu, žinai, nes Alachas mums liepia, žinai. Ir mes tai darom. Tai irgi naudojame savo tikslams, ar ne? Tarsi šventraščių ir idėjų ir Dievo, kaip sakyti, pačios idėjos arba vardo. Aha, dar turim apie idėją. Aha. Taip, Dievas yra
Čia toks klausimas, ar ne, atėjo iš dangaus, už kadro atėjo balsas ir koks iš tikrųjų krikščionybėje Dievo vardas, nes jeigu mes kitose tradicijose labai aiškiai ir net ten turi visas istorijas, ar ne, ten, nežinau, Hare Krishna, ar ne, ir jie netgi sako, kad geriau vietoj keiksmažodžio pasakyti, nes šventas vardas jis apvalo viską aplinkui. Nu, tokia idėja yra, ar ne, kad dėl to tas truputėlį atrodo, kad pasakyti vardą, tai net jeigu tu netyčia pasakysi Dievo vardą, net nesuvokdamas, sako, tu apsivalai. Tai va tokia idėja ten, nu, va yra iš tų jau, kaip sakyti, rytietiškų religijų, ar neteinanti. O kaip čia, va, koks iš tikrųjų krikščionybė Dievo vardas, ką reikia... Taip, Dievo vardas realus, tai Dievo vardas tai yra Jėzaus vardas, yra, kaip sako, nėra aukštesnio, kilnesnio, žinai, žemėje ir po žemė ir danguje aukštesnio vardo kaip Jėzaus vardas. Nes tėvas kūrėjas tai yra daugiau, nu, toks kaip titulas, aš nežinau, kaip sakyti, šventoji dvasia. Nu, tai irgi nėra vardas, žinai, kaip toks, kaip mes kaip suprantame, ką reiškia vardas, žinai, tai Jėzaus vardas ir dėl to visur Jėzaus vardas įpinama, žinai, visose maldose, žinai, ir kreipiniuose, tai viešpats, mes dar sakome taip sutrumpintai, žinai, viešpats, tas karalių karalius, žinai, galybių viešpats, tai visi krikščionys suprantame, kad tai yra Jėzus, žinai, tai jis yra tas viešpačių viešpats. Mes turime čia kieme paminklą, vadinasi, karalių karaliui, žinai, tai yra tas vardas, kuris krikščioniui yra pats brangiausias, pats švenčiausias, žinai. Jėzus vardu išvarinėjami demonai, žinai, ir demonai jo labiausiai bijo, žinai, tai yra Jėzus vardu. Ir tos maldos, pavyzdžiui, tokios yra egzorcizmo maldos, tai visos, kad Jėzus vardu aš tau liepiu, žinai, piktai dvasiai, žinai, pasišalinti, išėjti, žinai, išlaisvinti, tai tas vardas turi galią, jis galingas, ta prasme, jisai ne šiaip savo, žinai, vardas, bet jį pažįsta piktosios dvasios. Labai gerai, žinai, tai atpažįsta tą, žinai. Tai va, tai toks yra Dievo vardas. Gerai, tai toliau švęsk sekmadienį yra Romos kataliko, ten atsimink, kad švęstum šabo dieną, 6 dienas triūsi ir dirbsi su savo darbus, bet 7 diena yra viešpaties, tavo Dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo, nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis gyvenas tavo gyvenvietėse, nes per 6 dienas viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas yra juose, bet 7 dieną jis ilsėjosi. Dėl viešpats 7 dieną palaimino ir ją pašventino. Tai ką čia šitą mūsų darboholikų pasaulį tas švęsk sekmadienį reiškia? Kai visi siekia savo įnirtingai tikslų ir negali paleisti iš telefoną iš rankų. Jo, taip jau žmogaus prigimtis, jeigu kalbam apie prigimtį, mums reikia poilsio. Mes negalim varyti 24/7, žinai. Nu, nieks negali, tu gali savaitę, 2 kažkiek, bet tu turėsi tada, žinai, atsijungti truputį ir, žinai, resetinti save, žinai, ablaudinti, nes nepaveši, žinai. Bet jeigu tu gyvensi tuo ritmu, kuris yra tavo prigimtyje, kad savaitė, 7 dienos, šitas ritmas jis yra universalus. Po prancūzų revoliucijos norėjo padaryti 10 dienų savaitę. Nu, neveikia, tas dalykas išsiderino, jie mėgino apversti kažkaip, va, prigimtinis dalykas. Prigimtinis dalykas savaitė yra ir tau reikia poilsio. Ir, žinai, ir jeigu tu mėginsi šitą nuapeidinėti, nu, nelabai paeisi, žinai, tikrai. Žinau, vat mano senelis, kuris dar buvo, reiškia, ūkininkas, tai vis tiek, va, tą tokį turėjo pagarbą, reiškia, kad, nu, vis tiek ūkis, derlius. Ir, žinai, kai ateina, žinai, derliaus nuėmimo laikas, tai jis yra labai brangus, nes jeigu pradės lyti, prarasi derlių, žinai, nenuimsi derlius. Bet vis tiek, reiškia, sekmadienį reikia atlikti pareigą Dievui, duoti pagarbą jam ir bent jau iki mišių nedirbti. Tada grįžta, pavalgo ir eina į laukus dirbti, nes, nu, derlius yra. Tai nesam kaip žydai, žinai, kad viskas šabo 1000 žingsnių ir tu viskas, daugiau nebegali eiti. Mano močiutė, reiškia, žydams ateidavo sekmadienį į kaimą, uždegti jiems žvakę, nes jie nedegdavo žvakės, nes tai yra darbas, ne toksai. Nu, jie pažodžiui viską priimdavo. Tai krikščionys tai priima grinai daugiau tą įstatymo dvasią, neima, kad, reiškia, visiškai negali dirbti, reiškia, jau tik sekmadienis atėjo, tai tu net valgyti negali pasigaminti, nes tau negalima dirbti, žinai, tai ne.
nedirbti sunkaus darbo, alinančio darbo, žinai, bet savo mamos ruošos darbus kažkokius tu atlieki. Tai nėra toks, kad tu visiškai nieko negali dirbti arba tu viską gali dirbti. Ne. Tai pirmiausia tai, kad švęsti sekmadienį. Kad būtų tavo gyvenime šventimas. Ne vien tik arimas. Bet kad tu ir pasidžiaugti galėtum, ir aplankyti kažkokius draugus, pabūti bendrystėje ar ne. Ir taip pat, kad tu teiktum garbę Dievui. Kad tu vis tik tai bent jau kartą, reiškia, sekmadienį, kad tu eitum kartu su bendruomenė garbinti Dievą. Kartu susirinkus. Visos kitos darbus, dar dienos skirtos darbui, bet vieną skiri Dievui taip pat, žinai. Tai tik viena diena, tai nėra labai daug. Ko reikalauja, krikščionis, ar ne? Aišku, kiti jo lanko ir kasdien, žinai. Tai mes kunigai tai kasdien, žinai, garbiname Dievą, švenčiame, žinai, mišes su kitais žmonėm, bet sekmadienis vis tiek yra tokia kertinė diena, kur tu, su bendruomenė, žinai, su visais kitais, kurie negali ateiti galbūt. Tai kuri jūsų diena išeiginė? Kokia mano diena išeiginė? Taip, jeigu vis tiek sekmadienis yra darbo pagrindinių. Jo, kunigui taip, nes kunigas švenčia sekmadienį ypatingai smarkiai. Tai kunigai pasirenka kažkuria tai dieną kitą, tokia truputį vadina dykumos diena. Tai dauguma kunigų pirmadienį ima tokia dykumos diena. Kaip ir teatruose, pirmadienį nedirba. Teatrai, muziejai nedirba. Muziejai, teatrai ir kunigai pirmadienį poilsiauja. Pirmadienį truputį atsijungia, žinai, nuo viso šventimo, žinai, nes tas, žinai, atima vis tiek daug jėgų ir pastangų. Gerai, aišku, čia daug ką galim būtų kalbėti, man norisi užkabinti ir tą temą, ar ne, kad žmonės dabar kažkaip ilsis į tą telefoną pasiėmė, ar ne, bet čia gal aš galvoju, mes galim per daug nukeliauti plačiai, bet iš esmės, aišku, jeigu nėra to tikėjimo, tada visai tą bažnyčią, jeigu neini, tai tada ir aišku, tada ir tie įstatymai tokie tampa kaip ir svetimi, ar ne, paseit. Poilsis gal ir aktualus visiems, ar ne, nes tiesiog iš medicininės pusės visi jau žiūri, ar ne, kad sveikatai tiesiog, bet tą skirti Dievui, arba kad ir tiesiog galiausiai savęs suvokimą, ar ne, kažką paieškom, ar ne, savęs santykiui. Bet dabar dažnai tas yra tos priklausomybės, ar ne, išlendančios ir dabar galim būtų pridėti, ar ne, ten prie tos atskautas telefonai, visas virtualus tas pasaulis, kažkiek čia jaučiat ir dabar bendra tendencija, nežinau, kad tas didėja. O kas be ko, žinai, tai gaunasi gyvenimo dalis, turbūt yra neatsiejama dalis, nes, virtualio realybė, tai mes visi esame dabar jau turbūt jau, kaip sakant, įgrimzdė, taip nemažai, žinai, tai to dalyko, tai čia naujas reiškinys, ko seniau nebuvo, žinai, ir kuris turbūt dar ilgai bus turbūt jisai reflektuojamas, suvokiamas, kaip reikia, žinai, ir kaip tėvai, aš, pavyzdžiui, žiūriu, žinai, kaip kai kurie pavyzdiniai tokie tėvai, tai jie skiria tam tikrą laiką, žinai, vaikams, kad tas nepasidarytų, žinai, visuotinas nevaldomas reiškinys, nes jisai ypatingai, žinai, besiformuojantį žmogų, jisai gali padaryti labai daug žalos. Tikrai taip. Įlysti virtualiai ir tada tu gyveni tenai, žinai, tu gyveni čia, nematai realybę, žinai, nematai žmonių, arba su žmonėm bendrauji tik tai, žinai, per virtualią realybę, bet realiai tu su jais nebendrauji, nes tu neturi ką bendrauti šiaip realiai, nes tu esi pripratęs tik virtualiai bendrauti, gaunasi, žinai, kažkas tai, tokio pažeidžia tavo psichiką, žinai, tavo socialinius santykius, žinai, tavo prigimtinius santykius, žinai, kaip turėtų žmogus augti ir vystyti, žinai, tai čia naujas reiškinys, kuris, sakau, wow, čia, tam reikia budėti, žinai, pastoviai budėti, žinai, kiek tu tam skiri laiko, tu turi tam skirti laiko, nes dabar labai daug darbų, žmonės dirba, per tai, žinai, atlieka savo darbus, tai uždirba duoną, žinai. Tai va, ir kiek tada tu skiri tam, žinai, savo poilsį, žinai, į poilsį įtrauki virtualiai realybę, žinai. Nes ten dirba ir tie, kurie žino, kaip valdo mūsų psichiką, sąmonę ir greitai įtraukia kitus reikalus. Gerai, bet keliaukim toliau. Gerbk savo tėvą ir motiną. O čia gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum krašte, kurį viešpats tavo Dievas tau skiria. Čia iš knygos. Tai ką čia galim būtų pasakyti, kaip yra toksai natūralus ir savaime atrodo suprantamas, bet jis yra išrašytas, ar ne, gerbk savo tėvą ir motiną.
Ar jaučiat, kad yra kažkoks pokytis, per aš žinau, kaip čia tą atskiria, pokytį pamatuoti, jeigu nežinant pradinės situacijos, bet kaip ta pagarba tėvams keičiasi, kinta, ar jūs kažkokių tendencijų, ar kažką matot tarp tikinčių, arba nežinau, išpažintis klausydami, arba dar kažką, aš nežinau. Pagarba tėvams. Kaip ta pagarba tėvams čia pasireiškia ir ką Viešpats nori pasakyti mums šituo įstatymu? Irgi prigimtinis dalykas, tai patys žmonės, dėka kurių tu atei į šitą pasaulį. Jeigu pagarbos tėvams yra mažai, tai bus pagarbos mažai ir pačiam savo, ir bus mažai pagarbos kitiems. Čia kalbėkit su psichologais, su psichoterapeutais, jie tą patį pasakys, žinai, kad tai yra labai prigimtinis dalykas. Prigimtinis dalykas, kuris saisto tavo santykius su aplinkiniu pasauliu, nuo ko prasideda tavo, žinai, kiti santykiai, kiti ryšiai. Jeigu šitas pirminis santykis jis yra, sužalotas, tai ta žala tęsis toliau. Ir dėl to gydyti santykius su tėvais, tu gydai save ir gydai savo santykius ir su kitais. Tai čia mes nesame žmonės kažkaip pasidalinę, žinai, kad čia tiek, čia aš toks, čia mano santykiai, čia ne, mes visi esame, viskas manyje yra susiję, visi santykiai, žinai, ir čia yra prigimtiniai, pirmieji santykiai, pirmieji žmonės, kuriuos tu pradėjai pažinti, žinai, per kuriuos tu pradėjai pažinti pasaulį. Mama, žinai, be kurios tu negalėjai ateiti iš šitą pasaulį, žinai. Tai čia yra, šiais laikais, tai... Ypač kai kas antras sakė, kad išsiskiria, kaip tada gerbti, ar ne, kai atrodo, jie kartu susėjo, čia aš atsiradau, staiga jie patys vienas kitą pradėjo negerbti ir kaip išlaikyti tą įstatymą, tai viskas kažkaip krinka. Ir žiauriai, dabar šitas įstatymas yra labai opus, labai skausmingas. Ačiū Dievui, aš turiu abudu tėvus. Žinai, ir mano santykiai su tėvais yra tikrai puikus, nuostabus, žinai, mano abudu tėvai man yra draugai ir tame, aš nesu sužalotas, bet kiek ir kunigų tarpe, ir tų pačių katalikų praktikuojančių tarpe, tai yra, kodėl jis dabar man skambina? Klausau. Tai čia interpas toksai. Žinai, šitą santykį galima gydyti irgi dėka tikėjimo. Per tikėjimą, per santykį su savo kūrėju. Nes tų pažeistų santykių ir tu kuo tu esi kaltas, kad tavo tėvai ir tavo šeima, pavyzdžiui, kurioje tu gimei, yra tokia subirėjusi, suirusi, žinai. Kaip tau toliau gyventi, ką tu viskas esi suluošintas, invalidas, toks visai kaip sakant, sugriuvęs žmogus? Ne. Tikėjime ir sakoma, kad tu gali gydyti, žinai, ir tą santykį per Dievą, per savo kūrėją, kuris tau yra ištikimas, kuris tave visados myli, ir toje meilė tu gali augti, tu gali gydyti ir gydytis, ir kartu ir savo tėvus, jeigu jie dar yra gyvi, ir kokie ten būtų išsiskyrę ar dar kažkas, tai tu gali atrasti, žinai, tą gerb savo tėvą ir motiną, žinai. Ir gali pradėti, žinai, dėti žingsnius, kaip gerbti juos, kaip juos mylėti, jeigu galbūt tavęs nemylėjo, arba galbūt net tavęs net nenorėjo. Žinai, kaip būna dabar ten pasidarė abortus ar nepasidarė abortų, bet nenorėjo nuo pats tavo pradžios praktiškai, sako, nenorimas vaikas. Tai kaip patiems gerbti, labai skaudus tikrai. Pažįstu vieną diakoną, žinai, iš ortodoksų, kuris, žinai, tikrai išgyveno tokį, nes tėvai ir nenorėjo, žinai. Bet ir padarė abortą, bet buvo 2 dvynukai ir vienas jisai liko. Žinai, tai jisai gimė, žinai, tiesiog, nes jo nepastebėjo medikai tenais. Tai jisai tą liudija, žinai, tokį savo, žinai, gyvenimą, žinai, kaip jisai atėjo šitą pasaulį. Tai vis tiek išlaikyti tą pagarbą tėvui ir motinai, net jeigu ir jauti, kad jie tavo nuomonė gali atrodyti, kad neverti pagarbos arba neturėjo tokio, nedavė to, ko aš norėčiau, kad jie duotų, ar ne, bet būtent per kūrėją tu gali išlaikyti, ar ne, gauti tą, ko negavai per Viešpaties santykį. Ir tai, kad tu be abejo, ir tai, kad jie verti yra pagarbos, todėl, kad jie tave pagimdė, atėjo į šitą pasaulį. Verti pagarbos dėl to, kad jie tiesiog yra žmonės.
Bet čia dabar ten daug labai yra kalbama, ar net tokia banga didžiulė, ar net atvirkštinė yra apie pagarbą vaikui. Kaip čia, ta prasme, kad dabar vaikų teisės labai suvešėjusios, ar ne, kaip čia mes turim gerbti vaiką, ar ne, tas auklėjimo būdai, ar ne, kaip čia tas, tai toks atsirado tarsi įstatymas atvirkščias irgi, nu, tarsi tėvą ir motiną gerbti viskas suprantama, ar ne, bet tarsi dabar mes mokomės, kaip gerbti savo vaikus, ar čia kažkaip Dievas nepaminėjo šitą, kodėl, ar čia natūraliai savaime suprantama? Nepaminėjo, bet yra dalykai, kurie yra teisės, yra pareigos, ar ne? Kai mes labai iškeliama teisės, bet nebelieka pareigų, nes vaikai taip pat turi pareigas, ar ne? Ir klausyti tėvų, ar ne? Nu, viskas savo, jeigu tėvai tenai smurtauja ir panašiai, tai vienas dalykas, bet kada vaikai pradeda piknaudžiauti savo teisėmis, bet kur, tai dabar vaikų teisės yra išpūstos tiek, kad tėvai jaučiasi dažnai bejėgiai, nu, pasakyti, priminti vaikui pareigas, nes vaikas iš karto mes savo teisės. Ir čia pareigų ir teisų konfliktas dabar gaunasi toks, nu, didelis šaršalas tame, kad jos yra išpučiamos, nu, neadekvačiai teisė pareigoms. Kokios yra tavo pareigos, žinai, kaip vaiko. Tai va, žinai, tai tie dalykai dabar yra tokie biškė perstam, tokiam krypam veidrodžių pasaulyje gyvenami, žinai. Tikrai. Tos vaikų teisės, jos yra labai, nu, iš vienos dalies ir teisinga, o kitur ir perlenkima. Gerai, tai keliaukim toliau, nežudyk. Toks iš vienos pusės savaime suprantamas, iš kitos pusės yra klaustukų. Kaip čia, ką Viešpats turėjo galvoje sakydamas nežudyk, o ten buvo nežudysi, irgi labai paprastai ir aiškiai. Patiko, gal tai tokie rakursai, biški tokie, atsimenu, vaikystėje filmą, kaip jis, Mirtis tarp ledkalnių, apie tokią orką. Nežinau, nesimatęs, labai senas filmas, man atrodo, kanadiečių sukurtas, kai vienas medžiotojas, banginių medžiotojas, jisai ir jam ten sako, tie žvejai sako, nu, žinok, čia, nu, prietaras, nes, nu, žvejai turi daug prietarų, sako, nemedžiok, reiškia, orkų, nes, sako, čia bus blogai tau. Vienu žodžiu, jisai sumedžioja besilaukiančią orkos patelę ir, reiškia, įvyksta tas gimsta nelaiku, tas jau ten pagautas to banginio, tas kūdikis, vienu žodžiu, jisai gimsta negyvas ir taip toliau, bet kadangi orkos gyvena tokį monogaminį gyvenimą, reiškia, patinas, jisai keršyje ir visą likusį laiką tam filme jisai keršyje ir tas žvejys pasimetęs, biškį išsigandęs, jis mato, kad ta orka, tas patinas jį persekioja, visur seka laivą, seka jo, kuris gyvena pakrantėje, žinai, ir nu, ten įvyksta daug dalykų ir jis toks susigrimtęs ateina pas kunigą, katalikų kunigą ir klausia, sako, ar nuodėmė yra nužudyti, nu, gyvūną. Ir tas kunigas sako, žinai, sako, nuodėmė kartais gali būti net ir nurauti žolę. Žinai, tai kada mes švaistome savo gamtą, gamtinius išteklius, žinai, ir belenkur į kairę į dešinę, tai irgi eina į tą įstatymą nežudyk, žinai, nežudyk, naudok kūrinyje, žinai, kuri tau patikėta, nes Dievas sako, dauginkitės, užpildykite žemę ir ją valdykite. O tas Dievo įsakymas buvo, reiškia, pirmiesiems žmonėm, ar ne, kad, reiškia, žmonėm patikėjo Dievas šitą žemę, visą šitą kūrinyje, žinai, ją naudotis, bet ją naudotis irgi naudojantis protu, prigimtiniu protu, žinai, ir toje harmonija su Dievu, žinai, kad jinai būtų, žinai, neįkvojama, nealinama, žinai, belenkai. Mesgi matome, kiek to alinimo aplinkui yra, žinai. Dabartinis popiežius irgi tą, žinai, sako, žinai, ir jaunimui tą sako, žinai, kad, nu, va, tas perteklinis, žinai, mėsos valgymas, nes mėsą valgyti, tai tas kiek kainuoja, kiek resursų ir viso kito, žinai, ir, nu, kai tu esi vartotojiškoj toje visuomenė aplinkoj, tai viskas pateikiama, tau viskas duodama, žinai, ir tu naudoji kairį į dešinę, žinai, tai kad naudoti tą dalyką, krikščionys nėra vegetarai, žinai, bet bažnyčios gyvenimas laikas tas yra pasninkas, ne, yra susilaikimas. Ir prigimtinėje toje va tokioje struktūroje, tai paprastoje visuomenėje, kaip kaime, žinai, nebūdavo kasdien valgoma. Tai būdavo, nu,
kažkiek, tai ar ne, bet tai nebūdavo kasdienis maistas. Lietuvio kaimiečio gyvenime, nes nebuvo tai kasdienis maistas. Tai buvo šventinis maistas, ar ne, toksai kasdieniai, tai va, grūdai, burokai, ropės ir visi bulvės ir taip toliau. Tai va, tai tuo irgi, žinai, kad tas nežudyk, aišku, prigimtinis dalykas nežudyti pirmiausia tai yra žmogaus gyvybė, kur yra brangesnė, kaip sako Jėzus, žinai, už 1000 žvirblių, žinai, tenais. Žmogaus gyvybė yra pats brangiausias turtas, koks tik tai gali būti žemėje, neprilygstantis jokiam, žinai, gyvūnui, koks jis tai bebūtų ten nuostabus, protingas ir taip toliau. Tai tokia gradacija yra visados, kad yra žmogaus gyvybė didžiausias turtas ir paskui, aišku, eina toliau gradacija, žinai, tenais. Kaip dėl tos sielos, aš čia vieno kunigo klausiau, jisai sako, kaip čia to nežudyk, ar ne, kodėl mes nusprendėt, kad nežudyt galim tik tai žmogaus, o ten nužudyti, nežinau, karvę, jautį, šerną, kiaulę ar dar kokį zuikį, jau nieko čia tokio. Tarsi, ar gaunasi, kad gyvūnas neturi sielos? Tai va čia klausimas ir jums tada kaip yra su to siela? Čia ne dėl to, kad jisai neturi kažkaip ar turi ar neturi, dėl to galima žudyti tarsi, ne? Tai augalai, tai visa gyvybė, ar ne? Visa, kas turi, kas kvėpuoja, ar ne? Tai yra augalai ir visa kita. Tai yra gyvybė, ar ne? Tas, kas alsuoja, ar ne? Kaip sako, tai žydų tradicijos, tai viskas, va, tai yra gyvybė, ar ne? Tai jinai turi sielą, jinai neturės tokią sielą kaip žmogus, racionalią sielą, žinai, mąstančią, sielą suvokiančią. Tai kaip žmonės sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir galintis matyti kurt santykį su viešpačiu, ar ne? Tas, kuris turi tą panašumą į kūrėją, kokio neturi niekas kitas, kokio neturi jokia kita kūrinyje, tokio santykio, tokio panašumo, kokį turi žmogus su Dievu. Tai yra išskirtinis unikalus, dėl to Dievas yra, tai yra žmogus yra toks ypatinga kūrinijos viršūnė. Žmogų sukuria paskutinį. Visos kūrinijos pradžios knygoje mes turime visą kūrinyje, sukuria, reiškia, negyvąją visatą, ar ne, tada prasideda gyvybė ir eina iki žmogaus, ar ne. Moteris pasukuriama netgi po vyro, jau sako, moteris tobuliausias Dievo kūrinys, nes jis sukuria, reiškia, jau ne iš negyvos materijos, bet iš gyvos, iš vyro, reiškia, sukuria. Tai matau, vyras ir moteris yra artimiausi, panašiausiai į Dievą, ne? Turi gebėjimą sukurti santykį, kurti grožį. Niekas kitas, mes jokia beždžionė, kokia jinai būtų išlavinta, išdresiruota, jinai negeba sukurti grožio. Sako, kad skiriasi mūsų, kiek tenais, labai nedaug procentaliai tenais, reiškia, ko ten smegenų, ko ten neuronų, reiškia, mūsų nuo to gyvūnų. Bet tai gyvūnas joks, koks jis bebūtų, nesukuria, pavyzdžiui, gražios katedros gotikinės. Gerai, sukurtų tada pagal savo lygmenį, kažkokią pastatytų, ar ne, bet nesukuria. Jis neturi grožio pajautimo. Kaip žmoguslyną, žiūrėkit, kokį gražų pastato, arba ten bebrai kokias užtvankas daro. Jo, čia pasakė, čia bebrai kažką padaro. Tai bebrai gal aukščiau ir bežionės. Jo, nes bežionės tik medžiuose gyvena, žinai. Prisitaiko. Bet vis tik tai aišku, čia yra tas toks konfliktas tarsi, ar ne, tarp tų skirtingų tradicijų, nes, pavyzdžiui, tos, jeigu ne krikščioniški rytai, bet turiu galvoje visai rytai, kur jau kitos religijos, ar ne, tai jos labai ryškiai šitą akcentuoja, ar ne, atjautą visom gyvom būtybėm. Jūs labai teisingai paminėjote, ar ne, ir augalai, aišku, įeina į tą tarpą, ten irgi, aš kaip suprantu, yra tam tikra gradacija, kad vis tiek tu kažką turi valgyti, tai pasirenki mažiausią blogį, kitaip tariant, ar ne, tai, bet įdomu, kad, aišku, ir, kiek suprantu, ir krikščionių buvo vienuolių kažkokių tradicijų, kurie irgi buvo vegetarai, kurie labai asketiškai, ar ne, siekia tikslų. Tas tik tai ne dėl to, kaip sakant, tai buvo atsižadėjimas, kaip sakant, lytinių santykių,
atsižadėjimas yra taip pat ir kažkokiu tai maisto, tam tikro, žinai, dietos toks atsižadėjimas. Tai dėl tam tikro tikslo. Tu atsižadė dėl dangaus karalystės. Reiškia, ne dėl to, kad būtų atjauta gyvūnams, labiau dėl to, kad aš kažkaip lengviau pasiekčiau tikslų. Tiksliau, kad aš savęs askezės būdu. Askezė labiau aktyviau. Tai yra tas nežudimas vis tik tai, Romos, katalikų principų požiūriu, ar nėra tas, kad gyvūnų nežudyti dėl to, kad šitas neapima. Nors jūs aišku paminėjot gerai, kad neįkvot resursų. Tai tas įdomus toksai skirtumas, kur ryškesnis toks jaučiasi, ar ne, tarp tų skirtingų religijų. Bet gerai, tai keliam toliau, nepaleistuvauk. Kas čia tas nepaleistuvauk? Kada aš čia paleistuvauju, kada nepaleistuvauju, kai santuokoj galiu daryti, ką noriu, ar tai kol gerbiu tiesiog. Nebūtinai santuokai, nebūtinai galima ir nesantuokai paleistuvauti. Tai tada jau tikrai paleistuvauju išeina. Santuokai, tai mes sakome, katalikai sakom, svetimauti. Tai kada tu geidi, reiškia, tu turi savo vyrą, savo žmoną, bet tu geidi svetimo. Svetimo, tas svetimauti, o paleistuvauti, tai tas terminas fornication angliškai ir lotyniškai fornikacijo, tai yra būtent tas dar net nesusituokus, kada tu jau užsiemi lytiniais santykiais, kurie nėra laiminti kūrėjo. Nes kūrėjas palaimino lytinius santykius ir apsaugojo juos taip, kad jie būtų tik tai santuokoje, šeimoje, kur būtų saugu gimti palikuonims, kurie turėtų tėtį ir mamą. Ir tėtis ir mama būtų sujungti, palaiminti tuo santuokos, kūrėjo palaiminimu, kad jie yra vyras ir žmona. Ir Dievo akyse lytiniai santykiai yra būtent ypatingai rezervuoti tik tai santuokoje. Tik tai santuokoje, kur gali vyras ir žmona dovanoti vieną save kitą, turėdami tą saugumą, kad jis manęs nepaliks, nes jisai yra mano vyras, mano žmona visam gyvenimui. Tu duodi tą priesaiką Dievo akyse, reiškia, ar ne? Kad ne vienas tu pats savo pastangom nepajėgsi būti ištikimas. Čia įdomus. Nepajėgsi būti ištikimas. Reiškia, reikia prašyti Dievo pagalbos. Jo, be Dievo pagalbos tu subirėsi. Nes tiek visko yra. Tu turi sakyti vienai moteriai arba vienam vyrui, turi sakyti, kad viskas, tu esi ta viena, visom kitom arba visiems kitiem tu sakai ne. Iš kur tokios jėgos sugausi ištiesėti tame? Taip, jo, kad iki santuokos neturėt santykių, o dabar kai santuokoje arba dar kažkur tie visi kiti dabar, ar ne, irgi vėl grįžtam prie tos virtualios realybės, ar ne, pornografija, visi šitie reikalai, tai čia irgi paleistuvavimas, tarsi tu neini tiesiogiai, bet iš esmės tas pats išeina, ar ne? Tai ir dabar... Taip, virtualio realybėje, kaip tas gal ne visiškai, ne fizinis toksai, žinai, kaip sakant, netiesioginis kontaktas, bet vis tiek tu savo širdyje, kaip sakant, tą patį žingsnį padarai, žinai. Padarai ir savo vaizduotėje gali sakyti, ar virtualioje realybėje, čia gal daugiau tas eina į tokią, žinai, tą neapčiuopiamą, tokį nepačiupinėjimą dalyką, žinai, kaip ir savo vaizduotėje tu gali įsivaizduoti, žinai, labai daugą, tai virtualioje realybėje tau tik tai tą padeda turbūt, ar ne? Padeda, žinai, tau svetimauti arba paleistuvauti, žinai, labai tokiu būdu, kur, kaip sakant, čia susitikai, čia išsiskyrė, niekas tas nesaisto, žinai, jokių įsipareigojimų, viskas labai, žinai, easy. Ir tada jau, jeigu palikuonės atsiranda tokio principė, tai ir sunku tada laikytis to kito įstatymą, kur gerbk savo tėvą ir motiną, kaip anksčiau kalbėjom, ar ne, kad kai tėvai kartu nebūna arba vyksta tie, tada ir sunku gerbk savo tėvą ir motiną, reiškia, sunkiau laikytis, reiškia, jeigu tu laikaisi visų įstatymų ir to vaikams lengviau. Arba iš to pažeistumo, žinai, tada iš tėvo ir santykio motinos sužeisto, arba taip kaip tėvai tavo, žinai, buvo neištikimi galbūt vienas kitam. Ir, kai sako, obelis nuo obels netoli rieda, žinai, ir gali kartoti savo tėvų klaidas. Tiesiog savo tėvų gyvenimo būdą. Net nepritardamas tam. Bet turėdamas tokį pavyzdį, tas labai tau giliai įsirėžia, žinai. Įsirėžia tas santykis, kokį tu matei galbūt, žinai. Nevok arba nevoksi.
Tai čia jau mūsų teisė labai stipriai, čia jau viskas sukurta, ar ne, policija gaudo, viskas saugo, ką čia tie labiausiai viskas palaiko. saugo ir ne viskas sugaudo. Tai Tu gali pavogti žmogaus šypseną, tu gali pavogti žmogaus laiką, tu gali pats save apvogti. aha, kaip? Apvogti savo poilsį, pavogti iš savęs, ar ne? Kas dabar labai, mes tokie darboholikai visi, žinai, esame tai tame įnikę ir tu gali save apvoginėti labai daug. Pavogti iš savęs ir pagarbą, galų ir savigarbą, žinai, gali atimti iš savęs, žinai, nuvertinti save ir panašiai, žinai. Tai šitas nevog, tai yra ne vien tik tai, kad aš pavogiu kažkokį daiktą ir tada tik tai pavogti, aš labai galiu daug ką kito nematerialaus pavogti. Iš kitų, iš savęs galiu atimti, žinai. Tėvas gali grįžęs namo, žinai, tiesiog atimti iš vaiko galbūt laiką su vaiku, jisai gali sėsti prie teliko, žinai, arba prie kompo, žinai, ir vaikas ateina ten kažką, žinai, sako, nelysk, žinai, ir tu gali atimti iš vaiko šypseną, džiaugsmą, tiesiog pabendravimą su juo. Va taip, va. Ir tada jau kaip ir sulaužytas įstatymas, o kaip man suvokta, kad aš sulaužiau, kad aš suvagiau, kaip kartais aš net nesuvokiu šitą dalyką. Kad ar vėliau tik ateina tas suvokimas. Tai ačiū Dievui, tai žinai, šeimoje visą laiką yra vyras ir žmona, tu pasakys, primins. Padeda laikytis. Padeda to, žinai, kai sakant, išlaikyti šitą, nes tau primins. Tau primins, žinai. Nieko, bendruomenė gali priminti tau pasakyti, jeigu tu pats kartais biškės apakęs, žinai, viskas čia man gerai, žinai, čia nieko. Bet kiti gali tau priminti ir pasakyti, žinai, kur yra, tai reikia dėkoti už tos žmonės, kurie tau primena. Gerai, tai nekalbėk netiesos, arba, bet išėjimo knygų, neliūdysi melagingai prieš savo artimą. Ten jau apie tą liūdėjimą, ar ne, kad tu tiesą sakytum, o čia nekalbėk netiesos. Ir šitoje vietoje, atsakau, ir Jordanas Petersonas labai stipriai akcentuoja tą apskritai, kad suprasti Dievą arba apskritai pažinti santykį, tiek save giliau pažinti, būtent tą tiesos, tas, kad pagrindinis dalykas, jeigu tiesos nesakysi, praktiškai nėra šansų. Tai va tas tiesos vienas dalykas, kad ten kažką meluoti ar ne, jisai netgi taip įvardino savo tą taisyklę, sakyk teisybę arba bent jau nemeluok. Tai va sakyti teisybę. Ir nekalbėti netiesos. Kaip čia, kaip... Labai paplitęs dalykas. Labai paplitęs dalykas apkalbinėjimai. Kai tu kalbi nebūtus galbūt dalykus apie kitą žmogų, žinai, tu net neleidai jam apsiginti, nes jo nėra šalia. Jo nėra šalia, žinai, o tu sakai visokias nebūtus dalykus, žinai, paskalas kažkokias, kažką tu girdėjai ir panašiai, bet tu apiplėši, atimi iš to žmogaus net galimybę jam apsiginti, žinai, ir pasakyti, kaip yra. Tai mes čia turėjome su komanda savo vieną tokį, žinai, su psichologai, žinai, tokį, kad mes tikrai pripažinome, kad tikrai daug labai mūsų bendruomenės ir viso kito yra tokio, žinai, vat, apkalbinėjimo, tiesiog, kad mes mėgstame, esame labai linkę netgi, žinai, kalbėti apie kitus, žinai, ir aišku, iš prigimties mūsų sugadintos, mes turime tą, žinai, kad pirmiausiai kalbame apie kritinius dalykus. Mes mėgstame labai kritikuoti kitus, save biškį taip jau papudruoti, žinai, viduj, bet apie kitus iškelti, va, tas, žiūrėk kaip, žinai, tai čia labai toks kasdienis dalykas, kur mums tai mes turime išpažinti, žinai. Mes turime išpažinti, kur... Plauna tam kartui. Eini, žinai, taisytis. Vėl pripažinti, kad ten ir ten, žinai, aš esu suklupęs, aš esu, žinai, silpnas. Žinai, ir vėl, žinai, kažkaip tai, kaip sakai, žinai, nusiplauti nuo to purvo, žinai, kurio tu pats, žinai, susitėti. Tas kalbinėjimas, aišku, toks akivaizdus, ar ne, tarsi tikrai objektyviai negerai, bet pavyzdžiui, tas toksai tariamas mandagumas, ar ne, kai tu matai kažką, kas tau nepatinka ir tu neišsakai, va čia ar čia yra, ar čia nuodėmė, ar čia tas toksai diplomatija vadinama, arba net tas santykio
Toksai, vat, kai bandom išsisukinėti arba patys savo, kartais aš galvoju netgi labiau apie save, kaip pats savo nepripažįsti, kad turi priklausomybę, ar ne, arba ten vat, nepavyksta to. Ir tu, ne, čia nieko tokio, čia kiti dar daugiau daro, dar blogiau gyvena, ar ne, ir kartais pats savo meluoja, ar ne, bet ar čia irgi nėra tam tikras toksai tarsi palaužimas šitos įstatymą nekalbėti, nes ar čia tiek jau neina giliai šitie? Be abejo, kad eina, nes tu save pats apgaudinėjai tada, ar ne, tu nesi tiesoje pats su savimi, nepripažįsti to, žinai, kad tu esi, tu esi nusidėjėlis, žinai, tai krikščioniui tai yra vienas iš tokių pamatinių dalykų, kad mes visi esame nusidėjėliai. Nėra žmogaus, kuris apart Jėzaus ir Marijos, žinai, kur nebūtų padarę nuodėmę, žinai. Kad tu esi žmogus ir tu esi silpnas ir kažkur tu esi silpnas. Kažkokias turi savo sužeistumą. Mes nesame tokie būtų šventieji, žinai. Tai kai tu manai, kad tu esi be nuodėmės, tai sakom, žinai, tu biškai psichologinis dalykas ar pagalvok, žinai, tu tikrai, žinai, nesi nusidėjęs. Aha, tas kalbos tiesos kalbėjimas tikrai toksai. Atrodo, iš kitos pusės, tai jeigu mes sakom labai tiesą, tai galim greit paeiti konfliktus, bet iš kitos pusės be konfliktų mes ir nesužinosim tiesos, tai reikia bijoti tų konfliktų ir geriau sakyti teisybę, tiesą sakyti, ar vis tik tai bandyti vengti konfliktų, kad viskas taip sklandžiai. Būtų viskas. bet aš geriau nesakysiu tiesiai šviesiai ir taip pasilaikysiu savo. Kaip čia būtų gudriau elgtis? Aišku, čia konkrečių situacijų reikėtų žiūrėti, bet šiaip. Be abejo, žinai. Būti tokiam kirviui, žinai, ir eiti visą laiką vien tik tai, žinai, kaip buldozeriu tokiam ir, žinai, įrodinėti tą tiesą ir sakyti tikrai taip, žinai, ir viskas, ir niekaip kitaip. Su tokiu žmogum sunku, ne? Sunku, žinai, kuris nemato kitų, nemato aplinkos, nemato konteksto, kaip, žinai, pasakyti tiesą, galima pasakyti tiesą labai įvairiai. Galima pasakyti tiesą, kad ta tiesa žeistų labai, būtų nepatogi tokia, skaudintų kitus. Galima tą tiesą pasakyti taip, kad tas žmogus susimastytų. Ir kaip tą laimėti žmogų savo ar Dievui, išsaugant, žinai, tai kad jisai liktų tiesoje ir tu liktum tiesoje. Tai čia reikia ir išmintingumo, ir protingumo, kaip naudotis, žinai, tuo tiesos principu, kad jis padėtų, kitam žmogui, ar ne, kad jis padėtų keistis, ar ne, kaip tą pasakyti. Tu esi tėtis, ar ne, dabar su savo vaikais, tai irgi kazusas, ar ne, kaip pasakyti vaikui, kad jisai suprastų. Tu gali jam, žinai, užrikti ten visą kitą, žinai, bam, ir ar jisai supras. Ar jisai, žinai, tada slėpsis, arba nesakys tau, žinai, gudraus. Žinai, kaip laimėti tą vaiką savo ir kad išliktų, žinai, ir tiesos santykis tarp jūsų. Tai kūryba. Taip, kūryba. Šitų, ar ne, istorijų pasakojimo, atvirumo, iš tikrųjų. Iš kitos pusės atvirumo, ar ne, nes čia girdėjau, kad tiesiog dalintis, kaip ir tau buvo, pavyzdžiui, ten su paaugliais, ar ne, dalintis tiesiog, kaip pačiam buvo, tu pats kiek pridirbęs, nes mes kartais tokius šventolius vaidinam ir tėvai tokie atrodo dėl to tokie tolimi, kad mes jau čia viską gerai darom. Arba tiems tėvams atrodo, kad jie gerai kažką daro, bet nesidalinam, kaip mes jų situaciją irgi jautėmės. Tai šitas gal irgi padėjo. Jo, ir čia su paaugliais labai ypatinga, nes paaugliams tiesos barometras yra labai aštrus. Ir jeigu tėvai tik tai jie sako vieno, gyvena kitaip, tai viskas. Jie tėvų bėgs nuo tėvų ir kuo toliau. Bet jeigu matys, kad tėvai už tą tiesą jie patys kenčia ir patys kovoja dėl to ir patys tuo gyvena, tai vaikai susivienys su tėvais prieš pasaulį. Ir jie palaikys tėvus. Čia tėvams yra didelis iššūkis, kad gyventi tuo, ką jie sako ir tą būtent jiems, žinai, rodyti, skiepyti. Nes jeigu pamato, kad kertasi jų gyvenimas su tuo, ką jie sako, viskas. Bet iš kitos pusės ir turbūt tas atvirumas, tas tiesą sakant, kad ir aš esu netobulas ir kad aš klystu, ar ne, ir taip toliau, ir kad aš esu... Gerai, tai toliau, negeisk svetimą vyro ir svetimas moters, o čia jisai kaip ir
Kuris tarsi pasikartojimas, ar ne, čia prieš tai buvo nepaleistavau, o čia nekeisti, čia nepaleistavau tas bendrinis, bendrai čia aplamai. toks jau žingsnis. O čia būtent jau susituokusiam, negei svetimo, kada jau tu esi santuokoje, santuokiniuose ryšiuose ir čia jau saisto sutuoktinius, saisto šeimos gyvenimą, žinai, būtent tas svetimas yra svetima moteris. Kai jau tu esi susituokęs ir tu turi savo vyrą ir savo moterį, žinai. Tai čia, kada tau reikia pasakyti viso moterim, nežinai, kad aš būtent turėsiu santuokinius santykius tik tai su savo vyru arba su savo moterim, žinai. Taip, čia tas labai, jisai panašus labai, nes tas saisto visus, kaip sakant, dar ir nesantuokoje gyvenančius. Ir čia, kuris saisto grinai jau santuokinius. Dar man toks atrodo, kad nepaleistavauti tai jau toksai veiksmas, ar ne, jau paleistavauti jau aš darau, o negeisk, tai aš mintyse net negaliu, ar ne? Tai prasme, aš negaliu galvoti net apie tai. Čia kaip Jėzus sakė, sako, kas geidžia, sako, savo širdyje, tas jau svetimauja. Tas jau svetimauja savo širdyje. Bet kas turi tai, tas geismas mus nuolatos taško. Iš visur, ypač dabar, nes jeigu ten rytuose arba ten kažkur ir musulmonai ar ne uždeda, kad ten jau net nematytum, ar ne, kažkokio čia reklamos, ar tik tai, kaip sakyt, pupso, viskas aplinkui, visur tik tai mums bliksi. Tiesiog tarsi tai čia kas čia, demoniška kultūra, ar čia anti kažkoks tai antireligija, kažkaip mus provokuoja specialiai, ar čia tik nori tiesiog užsidirbti iš to mūsų prigimtinio. Šita kultūra yra prieš einantį 10 dievų įsakymų. Sakytų, nevok, nežudyk, okei, čia dar taip, žinai, truputį šitą dar išlaikoma, nežudyk, nevok, žinai, bet visur kitur tai naudokis visko, kas tik tai siūloma, žinai, ir kuo daugiau, tuo geriau, žinai, tau. Tai čia nežiūrima nei sveikatos, nei nieko kito, žinai. Tai ta tokia pasiūla, žmogus irgi tampa kaip prekė, kaip naudojimas objektas, žinai, kaip sakant, net nežiūrint, žinai, nei poreikius, nei tu gali, kaip sako, vakaruose, tai viskas toje masinėje kultūroje, kurioje mes ir dabar jau esame, žinai, įgrimzdė labai stipriai, žinai, ir nežinau, kai nepriklausomybė atėjo, tai bažnyčia tą perspėjo, sako, jūs atsargiai žiūrėkite, kas ateina iš vakarų. Nes mes buvom visi labai kas iš vakarų, tai viskas nuostabu, nes laisvė, teisės, žinai, demokratija, visa kita, bet su tuo visu atėjo ir kitas tas, žinai, bagažas to, kurio, žinai, po tuo yra visas, kaip sakant, visas tas ledkalnis. Ta ledkalnių viršūnė buvo labai graži, bet po ledkalnių dar ten yra po vandeniu labai daug visko. Tai ta pasiūla ir tas vartotojiškumas, tai visas jis atėjo, kaip sakant, su visų trenksmu. Matyt, ta rykštė yra, ir ne, ir tu su kas antras skiriasi, nes, tų pagundų tiek daug, kad sunku atsilaikyti su vienu žmogum, kuris neužilgo pradeda užklysti. Nes dabar mes negyvename jau krikščioniškoje visuomenėje, turim pripažinti, kad tai jau nėra toks kultūrinis dalykas. Jis jau yra, eina kažkaip fragmentus kažkokius, žinai, yra bendruomenės, kažkokios, kurios gyvena tuo, bet nėra visuomenė jau tokia pripažįstanti šitas vertybės, žinai. Tai čia jau yra praeitis, jau yra istorija. Tai kažkuria prasme degradacija. Ar kažkaip atkims naujai viešpaties veidas, ar kažkaip kitaip jisai realybėje pasireikš visam šitam? Dažnai atkimsta tai po didelių kataklizmų, po karų, po marų, po didelių nelaimių, po didelių sukrėtimų žmogus pradeda grįžti prie vertybinių dalykų, prie amžinų dalykų. Tai tiesa, kad ar ne Dievą pradeda ieškoti tik daugiau per skausmą, negu kad per norą iš tikrųjų pažinti? Daugiau? Labai dažnai taip yra. Žmogus sako, griebėsi tik tai jau, kai jau... Sako, apkasuosi žmonės pradeda melstis. Bet nebelieka ateistų ten, sako. Nebelieka tokių abejingų, žinai. Tai ten negeisk svetimą turto, ar ne? Ir čia 10 įsakymas iš Šeimų knygos yra, kur sujungia tuos 90 Romos katalikų į vieną. Tai negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos ar vergo, ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. Tai čia tas noras. Aš buvau, ar čia po šito telpa tas godumas, ar ne? Nes ką mes matom
korporacijos įmonės dar vis nori dar plėstis ir tada naudoja visus įmanomus būdus, tiek stipriai analizuoja žmogaus tą psichologiją, kaip jo tas veikia, kaip jo noras, kaip geismas ten jo veikia, kaip jį ten kaip sakant, užkabinti per reklamas, per viską. Tai kažkaip šito apie tą godumą jisai minimas, kaip ar ne, ten kažkiek blogybių, ar 10 ydų, kaip ten kažkiek ydų. Didžiosios septynios nuodėmės didžiosios, tai yra godumas. Tai yra godumas, aišku, jisai gali pasireikšti labai įvairiai. Labai įvairiai, ir sakai per tą, žinai, kažkokias tai įmonės, verslus, kur tu nežiūrima, kaip sakant, vartojimas yra besaikis. Ir žmogus yra naudingas tik tiek, kol jisai duoda, žinai, kažkokią tai naudą, žinai. Tai kol tu dirbi, kol tu pajėgus duoti kažką tai, žinai, tai tu esi reikalingas. Kai jau nebesi, tai jau, kaip sakant, viskas audžina, kai sako, pirk, dirbk, kaip sako, gimk, pirk, dirbk ir mirk. Žinai, toks principas ir tas vartotojiškumo, čia toksai, žinai, kaip sakant, įstatymas toksai yra, žinai, kad tu esi tik tai tam tikra, žinai, prekė, tam tikras, žinai, skaičius, tam tikras kažkokia tai, žinai, kodas esi ir nebelieka žmogaus. Nebelieka žmogaus. Yra tik tai, nežinau, kažkokia tai tavo darbo jėga, kur tu esi naudingas ir kur tu gali duoti, dovanoti, tik tai atiduoti save, žinai. Tai nežinau, man tokia patirtis, buvo senelių namuose, žinai, lankant tuos, kurie jau visiškai nieko negali duoti, žinai, kurie reikalauja priežiūros, slaugos, globos ir nuolatinės. Ir, žinai, ir kai žiūri į tokius žmonės ir galvoju, tai kokia prasmė? Kokia prasmė tam žmogui gyventi, kai jis jau nebegali kalbėti, jam reikia, žinai, nuolatinės priežiūros lovoje, žinai, visa kita. Ir koks tada žmogus gyvenimo tikslas. Labai fainai mums kalbėti apie gyvenimo tikslą, kai tu esi sveikas, visko turi, žinai, ir džiaugiesi gyvenimu. O koks gyvenimo tikslas, jeigu tu esi empatas, žinai, ir tu net negali kalbėti. Ir koks? Nes tada galim kalbėti apie eutanaziją, jeigu nebėra tikslo, galim užmigdyti žmogų. Taip, ir tas vakaruose jau pradedama stipriai. Ir tai nėra jau toks jau čia, žinai, mažas reiškinys, žinai. Irgi prigimtinis dalykas, kad žmogui reikia rūpintis silpnaisiais. Nes taip tu tampi geresnis. Jeigu tu neturi kuo rūpintis silpnaisiais, tai tada visuomenės tokios ir tampa. Žinai, kokias mes turėjome, žinai, nacizmas, fašizmas, žinai, komunizmas, kur žmogus nėra vertinamas kaip žmogus. Tu esi tik tai slankstelis, žinai. Tai bet kada tau reikia rūpintis kitais, silpnesniais, tavo širdis gerėja, tavo empatija kitiems stiprėja, užuojauta kitiems stiprėja. Žinai, ir aš žiūriu tos žmonės ir galvoju, vau, žinai, betgi Dievas ir dėl jų mirė ant kryžiaus. Ir už tuos tokius, kurie nieko nebegali padaryti, reiškia, Dievo akyse ta gyvybė yra beproto vertinama ir beproto brangi. Tai mane tas suvokimas, žinai, toksai kaip, man davė supratimą. Nebeliko tokio kažkokio pasišlykštėjimo, žinai, kad jie ten nekvepia, žinai, kvapai ir taip toliau, bet kad Dievas ir juos vertina ir jų gyvybė yra verta. Netgi tokia, kuri jau yra visiškai, žinai, reikalaujanti kitų slaugos, globos ir taip toliau. Ir tu pats gali toks tapti. Kai pagalvoji, vau, ir kaip tada reikės, žinai, gyventi, matyti, gulėti, žinai, ir tau visas personalas apie tai bėgioja šokinėja, žinai. Na ką, 10 Dievo įsakymų praėjom, taip trumpai prabėgom, aišku, apie kiekvieną turbūt galim būtų po kelias valandas kalbėti, ar ne, jeigu taip giliai nerti, bet jeigu taip, įsakymai, to nedaryk, to negalim, šito negalim, o kur viltis, tai ką, Jėzus atnešė kažkokią viltį, kokie ten dar yra 2 įstatymai, kuriuos Jėzus atnešė, tik 2 kažkokius, ar ne, ar taip, ar čia? Ne, tai ne Jėzus atnešė, jisai pakartoja tus pačius Senojo testamento. Didysis įstatymas, mylėk savo viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protu, o savo artimą kaip patį save. Tai jis nepasakė čia nieko naujo. Nes jis jog tą, žinai, pakartojo, žinai, kas yra
įrašyta, žinai, tas irgi, žinai, tai yra santykis su Dievu ir santykis su kitu ir santykis su savimi. Nes mylėk savo artimą kaip patį save. Ir save reikia pamilti. Ir čia yra labai svarbu. Tikrai taip. Nes jeigu savęs negerbsi, tai tu negebėsi gerbti ir kitų. Ir negebėsi gerbti ir Dievo, žinai, jeigu neturėsi savigarbos pats savyje, žinai. Ir neturėsi teisingo santykio su savimi. Tai va, tą mylėti savo artimą kaip patį save. Teisingai mylėti, nepataikauti, nepadlaižiauti. Sakyti teisybę. Jo kažkaip tokiu būti, žinai, Atvirai, tokiu populistu, žinai, ir visai, kad nu, visiems aš būsiu geras. Tikrai tu nebūsi geras ir net neįsivaizduoju, kad tu gali būti visiems geras, kažkam nepatiksi ir tai yra tiesa, žinai, ir nebūsi patogus visiems, tai irgi tiesa ir su to turi gyventi. Žinai, ir santykis su Dievu, kad mylėti visą savo esybę. Tai va, tos jėgos, siela, širdis, protas, tai atiduoti pirmiausia Dievui, ką ir mes nuo to pradėjom, žinai, kad jeigu Dievas yra pirmoje vietoje, viskas savo vietoje, santykis su Dievu pirmoje vietoje sudėlioja į teisingą seką santykius ir su savimi, ir su kitais. Mhm. Tai tie įstatymai tarsi tokie pagalbininkai, jeigu iš tikrųjų kuriu aš tą ryšį su Dievu, iš tikrųjų noriu pamilti, noriu surasti tą ryšį, tai tie kaip ir natūralūs tokie gamtos dėsniai natūralūs. Sakau, juos galima išmokti atmintinai, bet jie yra įrašyti tavo širdyje. Ta prasme, tie įstatymai, kurie nu, tavo viduje yra jau prigimtyje. Tai čia, sakau, čia yra universalūs, kurie tinka visiems. Tai ačiū, nebent turi dar ką nors palinkėti mums, kad mums lengviau sektųsi laikytis įstatymų, arba iš tikrųjų norėtųsi kurti ryšį su Viešpačiu, gal turit kokį nors užbaigimo žodį, jeigu norit. Gyvenkit, kad gyventumėm tuo, kad mums pavyktų to laikytis, o jeigu nepavyksta laikytis, tai pripažinti, būti tiesoje. Ir, kaip sakė apaštalas Paulius, sako, mūsų silpnume yra mūsų stiprybė. Kai tu gebi pripažįsti savo silpnumą, tai tu esi stiprus. Tame, žinai, nes tik tai tie, kurie nepripažįsta savo silpnumų, tai jie yra silpni žmonės. O pripažinti silpnumą tai yra jėga. Ačiū. Nuostabu. Ačiū kunigui rektoriui Liutaurui.